Labą dieną, aš Vilkė Vaida, Vilkės ūkio įkūrėja. Mes auginame gerą, tikrą maistą, nesumeluotą, be kruopos chemikalų tokį, kurį aš laikau valgomu. Žinau, kad yra daugybė žmonių, kurie norėtų maitintis sveikiau, sumažinti savo racionę, miestuose parduodamą šlamštmaistį ir visokius gatavus pusfabrikačius. Žinau, kad daugelis norėtų įdėti į savo kūnus tikrą kokybę ir žinau, kad iš jaunesnių žmonių mažai kas moka kažką skanaus pasigaminti, nes dėja rinka tokio maisto gatavo beveik nesiūlo ir daug kas lieka net nevalgę to natūralaus maisto, nes tiesiog arba nemoka gamintis, arba tingi mokytis ir panašiai. Maistą krepšeliais tiekėme jau beveik 10 metų. Nuolat susiduriu su šitą problemą. Pavyzdžiui, šeima užsisako krepšelio prenumeratą, tikisi sveikiau maitintis, galiausiai idėjos išsenka, maistas lieka nebesuvalgomas, vėl grįžtama į pusfabrikačių ir pigesnių restoranų rojų. Rojų, turbūt suprantat, norėjau pasakyti kabutėse. Todėl šio žiemos sezonui aš šitą gero paruošiau. Paruošiau receptų idėjų rinkinius kiekvienai savaitai. Galite įsivaizduoti. Skirtingi dalykai kiekvieną savaitę. Maža to, tai yra apgalvota, tai yra patikrinta, nes tai dauguma mano sukurtų receptų arba mano artimųjų virtuvėse sukurti receptai, kai kurie klasikiniai, kai kurie šiek tiek patobulinti klasikiniai. Ir panašiai. Na, tai reiškia, kad jums atsivėrė galimybė stipriai paįvairinti savo mitybą kokybišku ir skaniu maistu. Kiekvienai daržoviai paruošiau po 14 skirtingų receptų, kai kurioms daržovėms virš 20 skirtingų variantų. Tiesiog tai gali būti pradžia jūsų mitybos pasikeitimo radikaliai, pradžia įėjimo į kažkokį tai naują dalyką savo gyvenime. Na ir linkiu jums tai patirti. O kaip užsisakyti krepšelius, rasite tekste ties šio video. Iki.